Sveiki, jūsų dėmesiui Marijampolės televizijos žinios. Šį vakarą laidoje matysite. Marijampolėje tarnybą pradeda pirmieji šauktiniai. Paminėtas Nartelio kaimo 325 metų jubiliejus. Prasidėjo socialinio darbo savaitė. Šiandien Vytenio batalione tarnybą pradėjo pirmas 100 šauktinių, dar tiek pat prisijungs rytoj. Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione 9 mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradeda šauktiniai. Šią savaitę bataliono karių gretas papildys apie 200 šauktinių iš Kauno, Alytaus ir Marijampolės. Visi jie savanoriai. Pirmąją dieną jaunuoliams išduotos uniformos ir ekipuotė, jie susipažino su daliniu, įsikūrė kareivinėse. Mūsų kalbinti kariai įsitikinę, jog privalo tarnauti tėvynei. Noriu tarnauti Lietuvoje, atstovauti savo šaliai, tiesiog vien iš patriotiškumo. Kiekvienam reikia atstovauti savo šaliai, nebijoti tiesiog ir būti tiesiog pasiryžusiem tam. Nebijot sunkumų? Nebijau. Supratau gal, kad patriotizmas irgi yra gerai, tai dėl to reikia kažkiek vis tiek, jinai duoda šalis ir mums reikia kažką duoti ir pagalvojau, kad būtų visai gerai išreikšti, taip, savo noriu, kaip sakyti, savo norą einant į kariuomenę. Ko tikitės iš tarnybos? Kuo toliau, kaip sakyti, po šių 9 mėnesių toliau siekti su savo gyvenimu su kariuomenė. Pagal mokymo planą, pirmasias 8 savaitės šauktiniai dalyvaus bazinėme kario kurse. Jo metu kariai lankys teorinės paskaitas, mokysis rikiuotės ir statuto, karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, medicinos, susipažins su ginklais ir ryšio priemonėmis. Po bazinio kario kurso prasidės specialisto rengimo etapas. Kas bus vairuotojai, kas valgyklai dirbs, kas lauko paslaugų srityje dirbs, statys palapinės, prižiūrės generatorius ir panašiai, kas reikalinga užtikrinti karių apgyvendinimą. O vėliau praktiškai bus ir treniruojamasi visas šitas darbas. Tai yra tokie 3 mėnesiai kaip pasiruošimas, o likusius 6 mėnesius kariai realiai atlikinės užduotis kartu su profesionaliais kariais. Būtent mūsų batalione aš manau, kad taip, tai pilnai pakankamas laikotarpis, kad kariai įgytų tinkamus įgūdžius ir žinotų, kaip yra teikiamas pagrindinės logistinės paslaugos. Vytenio batalione iki pirmųjų šauktinių atvykimo buvo atlikta nemažai infrastruktūros darbų. Atnaujintos gyvenamosios patalpos, užsiėmimų klasės, suremontuota valgykla. Baziniam parengimui ir specialisto parengimui pirmus 3 mėnesius tikrai pakankamų priemonių. O toliau, kaip minėjau, logistinių paslaugų teikime galbūt norėtumėm, kad būtų daugiau priemonių, bet tikrai kariai turės pakankamų užsiėmimų, nes šiuo metu esamų profesionalų tikrai yra nepakankamai, kad kokybiškai išpildyti visas paslaugas. Tai būtent šių karių pagalbą mes tikrai gebėsime daugiau atlikti paslaugų. Dar apie 100 šauktinių bus priimta gruodžio mėnesį. Šiemet 2 šaukimų metu į Lietuvos kariuomenę planuojama priimti apie 3000 asmenų. Šiandien prasidėjo socialinio darbo savaitė. Jos metu vietos valdžios atstovai lankosi įvairiuose įstaigose ir organizacijose, kuriuose susipažįsta su kasdieniais socialinių darbuotojų rūpesčiais ir džiaugsmais. Rugsėjo 27-ąją Lietuvoje minima socialinių darbuotojų diena. Socialinių darbuotojų asociacija šią progą šiemet pirmą kartą inicijavo socialinio darbo savaitę. Kad savivaldybės vadovai, politikai ir kiti atstovai galėtų prisiliesti arčiau prie socialinių darbų kasdienybės, kad būtent galėtų pažiūrėti tuos pačius rūpesčius, džiaugsmus ir dalyvautų tam pačiam socialinių darbų procese, kasdieninėje veikloje būtent. Marijampolės savivaldybės vadovai ir tarybos nariai turėjo galimybę bent trumpam iš arti prisiliesti ir pajusti socialinio darbo kasdienybę. Apsilankę specialiuosiuose socialinės globos namuose, kartų namuose, jaunuolių turinčių intelekto sutrikimų padalinyje, senelių namuose. Čia politikai trumpam įsijautė į socialinių darbuotojų vaidmenis, bendravo, dalyvavo užsiėmimuose su namų gyventojais, netgi ruošė jiems valgį. Kitaip tariant, patys ragavo nelengvos socialinio darbuotojo duonos. Be galo sunki.
Be galo sunki, todėl kad tai žmonės, kurie pastoviai reikalauja dėmesio šalia jų ir žmogus visą laiką nuo pat pradžios iki darbo pabaigos negali atsipalaiduoti. Turi juos stebėti, jiems padėti, pagalbą suteikti, tai yra labai sunkus darbas. Reikia pabandyti, tai aš manau, tai tokia galbūt viena iš sunkesnių, kur nelabai gali numatyti darbus, kadangi daug ko reikia, vienam reikia tą padaryti, kitą tą, kadangi žmogus, kuris reikalauja socialinio to darbo, tai ko gero yra įvairių žmonių, ligų, invalidų ir tai be socialinių darbuotojų labai sudėtinga. Aš manau, yra labai sudėtingas, ypatingai slaugant ligonius, o reikia ir jėgos turėti, ir, žinoma, dūšios, noro. Tai ko gero pasišventimas, aš manau, tai yra žmogus turi būti pasišventęs tam darbui. Tai būtent tie žmonės, kurie rūpinasi ir padeda būtent tiem, kuriem reikalinga pagalba, nes šiandien likimas turbūt ne visus apdovanojo, kad galėtų pas save prisižiūrėti, pas save apsitarnauti. Tai būtent socialiniai darbuotojai ir padeda šitą funkciją ar vykdo jie. Tai turbūt šiandien aš neįsivaizduoju, be socialinių darbuotojų mūsų visuomenėje, be šių profesijos žmonių sunku įsivaizduoti mūsų visuomenę šiandieną. Ta duona yra be galo sunki turbūt, nes kiekvienas darbas, kuris yra su žmogum, kuris reikalauja prisilietimo prie žmogaus, tai yra be galo sunkus, nes tai viskas turi ateiti iš pačio žmogaus. Tai darbuotojas iš tikrųjų ne kiekvienas galėtų dirbti šį sunkų ir kol kas labai dar mažai vertinamą ir žinomą darbą. Sunkus darbas niekada nebūna pakankamai vertinamas, todėl kad tik tai tie, kas prisiliečia prie to darbo, gali suprasti, koks tai sunkus. Iš šalies atrodo kitiems labai lengvas galbūt. Kas čia yra, sako, kas čia yra. Tai yra labai sunku. Tikimasi, kad tokios akcijos prisidės prie socialinio darbuotojo profesinės veiklos viešinimo ir geresnio supratimo visuomenėje. Nartelio sodų bendrijos gyventojai paminėjo Nartelio kaimo 325 metų jubiliejų. Šventėje atidengtas paminklinis akmuo, atidarytas pirmasis mūsų savivaldybėje knygų namelis. Sekmadienį Nartelio sodų bendrijos gyventojai paminėjo jų pirmtako Nartelio kaimo 325 metų jubiliejų. Istorinių šaltinių dėka yra žinoma, kad pirmieji gyventojai šioje vietoje įsikūrė 1690 metais, o žmonės čia gyveno iki sovietinės kolektyvizacijos. Po to įsikūrė sodų bendrija, o dabar ją vėl galima drąsiai vadinti Nartelio kaimu. Aš čia gimęs išaugęs, tai gimęs 44 metais nuo amžiaus. Ir kaip jums pasakyti, mūsų kaime tada, kai reiškia buvo 5 šeimynos, 5 gyventojai. Tai buvo Barzdaičiai, tai buvo Žemysaš, tai buvo Marcinkevičius, buvo Ambrazienė ir buvo, mažina sakyti, mes vadinom Tekurienį. Mes sodybos gyvenom. Ir kada čia iškasė žvyrių, reiškia, kasė žvyrių, tai mūsų panaikino visas gyvenvietės. Tai aš buvau Alytuje įsitrėmęs, paskui vėl grįžau į Kalkozą Šešupės ir vėl nusipirkau namą čia tėviškai čia. Nartelį gyvenu 20 metų. Žodžiu, pirkom, statėm, darėm, o dabar jau 20 metų kaip Nartelį mino šitos takus. Vaikai ėjo į Šešupės mokyklą pagrindinę, ėjo į 4 vidurinę mokyklą. Čia va visi, žodžiu, gyvenam, kuriamės. Turim labai gerus kaimynus ir ačiū jiem. Turėti tokius kaimynus tai yra tikriausiai Dievo didelį laimį. O kaip matot, susirinko labai didelis žmonių būrys, gausus būrys. Visi kolektyviškai dirbom, statėm, sodinom, puošim aplinką ir turim tai, ką turim. Labai geras jausmas iš tikrųjų. Čia, kur tas akmuo, tai per karą buvo labai didžiulė išmušta duobė, bombos. Tai va dabar šiuo metu prisiminti greta kapinių ir tai matyti, žinau, kad labai geras jausmas. Iškilmės pradėtos atidengiant akmenį, kuriuo įamžinta kaimo įkūrimo data. Prie paminklinio akmens įdėta laiko kapsulė su visų sodo bendrijos gyventojų sąrašais. Pasodintas ir medelis, kuris turi priminti šią gražią Nartelio žmonių bendrystę. Sugiedota tautinė giesmė. Po to atidarytas knygų namelis. Knygų namelį taip atidarysim gal pirmą Lietuvoje, kad būtų sodų bendrijose.
bus knygos keičiamos kaip kilnojamųjų, kad bibliotekui keičia tenai į savaitę dieną ar kiek, o čia galima keistis ištisą parą, 24 valandas, gali skaityti vaikai, gali skaityti tėvai, atlikusias knygas prašom dovanoti ir keistis vieni su kitais, žodžiu, bendrauti reikia. Marijampolės mero Vidmanto Brazio vardu renginių dalyvius ir svečius pasveikino mero pavaduotoja Irena Lunskienė. Vakar policijos pareigūnus apkandžiojo sulaikoma moteris. Kazlų Rūdoje daugiabučio namo laiptinėje 64 moteris priešinosi sulaikoma ir įkando patruliui į rankos pirštą. Pareigūnai suteikta medicinos pagalba, įtariamoji uždaryta į areštinę. Moteriai nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Šeštadienio naktį Liudvinavo miestelyje kilęs gaisras pareikalavo aukos. Užgesinus gaisrą gyvenamajame name buvo rastas apdegęs 53 vyro kūnas. Žuvusysis name gyveno su draugu, jie mėgdavo išgerti. Kilus gaisrui vienas namo gyventojas prabudo ir spėjo išsigelbėti, deja draugui nepavyko. Gaisro priežastys kol kas nustatinėjamos. Pareigūnų pamokymai, kad automobiliuose palikti vertingi daiktai pritraukia ilgapirščius, ne iš piršto laužti. Jų nepaklausiusi 62 moteris patyrė nemažų nuostolių. Užrakinta automobilį palikusi prie kapinių Šakių rajone Griškabučio miestelyje, nukentėjusioji vėliau rado išdaužtą durelių stiklą. Iš automobilio buvo pavogta 2 rankinės, piniginiai, mobilus telefonas, išorinis kompiuterio diskas, įvairūs dokumentai. Patirtas nuostolis beveik 600 eurų. Vakar Kalvarijos užkardos pasieniečiai sulaikė Vokietijos pilietybę turintį gruziną, gabenusį neteisėtai į Lietuvą patekusią savo tautiečių šeimą. Vairuotojas pareigūnams pateikė tvarkingus dokumentus, tačiau jo keleiviai deja ne. 36 vyras, metais vyresnį jau sutuoktinį ir 3 nepilnamečiai vaikai turėjo Gruzijos pasus, kuriuose nebuvo reikalingų vizų. Šeima buvo pristatyta į Kapčiamiesčio užkardą, vairuotojas uždarytas į areštinę. Policija turi ir gerų žinių. Praėjusią savaitę Klaipėdoje vykusiame geriausių šalies viešosios policijos pareigūnų konkurse vienu geriausių tapo marijampolietis, apylinkės inspektorius Darius Padimanskas. Miesto policijos nuovados prevencijos grupės tyrėjas tarp apylinkės inspektorių užėmė aukštą 3. vietą. Šeštadienio vakarą su visa Lietuva šoko ir marijampoliečiai. Jono Basanavičiaus aikštėje surengtoje etninės kultūros akcijoje Visa Lietuva šoka 20 Sūduvos krašto šokių kolektyvų demonstravo ir mokė marijampoliečius tautinių šokių. Šeštadienio vakarą Jono Basanavičiaus aikštę susirinko regiono tautinių šokių kolektyvai, šokiams nebejingi marijampoliečiai. Santūrų sūduviečiai iš pradžių tik stebėjo liaudies šokius demonstruojančių šokėjus. Vėliau drąsiausiai ir patys pabandė pasisukti smagiu ritmu. Unikalią etninės kultūros akciją Visa Lietuva šoka inicijavo Lietuvos liaudies kultūros centras. Jie siekiama ne tik populiarinti liaudies šokio tradiciją, bet ir vienyti žmones. Iš tiesų visi atsiliepė, ką kvietėme, visi mielai sutiko dalyvauti. Tai yra labai džiugu, kad į šitą pirmąją etnokultūrinę akciją susirinko toks gausus būrys žmonių. Kiekvieno šokio galima mokintis, nes šios akcijos tikslas ir yra populiarinti per edukaciją. Jono Basanavičiaus aikštėje liaudies šokių šoko 20 kolektyvų iš Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Šakių. Tautinių šokių entuziastai pastebi, kad atgimsta liaudies šokių tradicijos kaip laisvalaikio leidimo būdas, teikiantis bendravimo ir vienybės džiaugsmą. Ir šokėjai, ir žiūrovai gyrė naują idėją, padėsiančią populiarinti tautinį šokį. Labai puikiai. Dažniau tokių. Malonu, visi susirinkę kolektyvai, Visa Lietuva šoka. Manau, gera mintis yra, idėja gera. Tai Visa Lietuva šoka, visus mokini šokti, suartės tiesiog gal dėl to. Tautinis šokis reiškia labai daug. Tai mūsų tautos paveldas ir mes patys mokymės ir vaikus mokinam, ir anūkus mokinam šokti. Reikia kuo daugiau tokių akcijų. Tikrai labai malonu. Labai gerai, kai šoka Visa Lietuva, vaikai jaunimas mokosi tautiškumo.
Kaip manot, ar tam jaunimui įdomu tie tautiniai šokiai? Tai nešauktų, jeigu nebūtų įdomu. Pažiūrėkit, tiek daug kolektyvų. Tai reiškia tikrai įdomu. Penktadienį Marijampolėje viešėjo būsimi bendradarbiavimo partneriai iš Rumunijos Eresitos miesto. Marijampoliečiai turėjo galimybę susipažinti su rumunų folkloru ir apžiūrėti garsaus šios šalies karikatūristo parodą. Su marijampoliečiais susitiko būsimi bendradarbiavimo partneriai iš Rumunijos. Kultūros centre savo nacionalinės tradicijas pristatė Eresitos miesto folkloro ansamblis Barzava. Prieš kelerius metus Eresitos miesto mero Michai Stepanescu iniciatyva įkurtas ansamblis siekia išsaugoti ir populiarinti tradicinius rumunų liaudies šokius. Koncerte buvo pristatyti kelių Rumunijos regionų šokiai, dainos ir muzika. Žiūrovai turėjo galimybę išgirsti išskirtinį tautinės rumunų muzikos skambesį, išvysti temperamentingą ir gyvybingą pasirodymą. Koncerto metu folkloro kolektyvas pademonstravo kelias tautinių kostiumų tradicijas. Autentiškuose kostiumuose tiksliai atkartotos nacionalinės spalvos ir stilius. Kartu su Barzavos kolektyvu Marijampolėje viešėjo ir savivaldybės tarybos nariai, pavaldžių įstaigų darbuotojai. Viešnagės metu svečiai susitiko su savivaldybės vadovais, susipažino su Marijampole. Po koncerto Barzava kolektyvo nariai ir svečiai smagiai vakarojo su Laisvalaikio ir užimtumo centro etnografinio ansambliu Žibinyčia, mokėsi lietuviškų liaudies šokių. Kultūros centro foje buvo atidaryta garsaus rumunų karikatūristo Stefan Popas karikatūrų paroda. Tai vienas garsiausių šių laikų pasaulio karikatūristų. Parodoje pristatyta per 50 šaržų, kuriuose galima pamatyti, kaip garsiausius Lietuvos politikos, verslo ir kultūros veikėjus mato ir vaizduoja šmaikšti meistro akis ir ranka. Tarp jų Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, premjeras Algirdas Butkevičius, iš marijampoliečių verslininkas Vidmantas Kučinskas. Gineso rekordų knygoje Stefan Popas buvo pripažintas greičiausiu pasaulyje karikatūristu, sugebančiu per valandą nupiešti 131 karikatūrą. Spalio pradžioje Marijampolėje lankysis Eresitos miesto meras Michai Stepanescu. Viešnagės metu numatyta pasirašyti Eresitos ir Marijampolės savivaldybių bendradarbiavimo, ekonomikos, turizmo, kultūros, švietimo, sporto ir socialinių paslaugų srityse sutartį. Čia buvo Marijampolės televizijos žinios. Dėkoju už dėmesį. Iki rytojaus. Mezon įranga tik 1 euro centas. Neškis internetą mezon.lt. Tas, ko ieškojau savy. Aš čia dirbu, tai ir vėlai, ir antrą nakties pabaigi darbus. Dar benzo pjūklą, jeigu įsikūri vakare, tai iš viso būna. Vis tiek turi kažkas puoselėti, saugoti ir branginti, nes tai yra mūsų paveldas, mūsų perduodama tradicija iš rankų į rankas, iš lūpų į lūpas. Jau gerą ir stiprią profesiją. Baigiau žurnalistiką, bet ilgainiui supratau, kad tai nėra mano sritis. Eidavau iš vieno darbo į kitą. Labai spontaniškai per pilnatį Liepos 1 dieną man toptelėjo mintis, taigi aš taip mėgstu sugėlės, aš tikrai galiu jas kurti. Profesinė mokykla tikrai atvėrė akis ir pradėjau suvokti, kas yra drabužis iš esmės. Aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko įgyvendinti šį planą. Tėveliai, svarstote ar leisti savo spindulėlį į darželį? Apsispręsti padės Saulelė. Tai naujas, jaukus ir šiltas vaikų darželis įsikūręs Panevėžio gatvėje. Tėveliai su vaikučiais kviečiami atvykti į naujų spalvų pilnus namus, bendrauti ir žaisti, pažinti ir atrasti. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija.
Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Vėjas pietvakarių, jo greitis 2 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys 10 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus mažai debesuota, numatomas nedidelis lietus. Pūs pietų vėjas 4 metrų per sekundę greičiu. Dienos temperatūra apie 17 laipsnių šilumos.